Dar prieš mėnesį alytiškiai turėjo galimybę pamatyti legendinę tapusią fotomenininko Rimanto Dichavičiaus darbų parodą Žiedai tarp žiedų, kuri buvo eksponuojama Loretos galerijoje. Trečiadienį Alytuje atidaryta dar viena garsaus lietuvių menininko paroda. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre Rimantas Dichavičius pristatė naują didelio populiarumo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje sulaukusią savo parodą Vizijos. Šį kartą tarsi tęsinys anos galerijos, ten buvo Žiedai tarp žiedų, mano jaunystės tokie svajos, pasitaškymai po pievas, po laukus, po marias, o čia, žmogus toli nuo savęs nepabėgsi. Čia yra tęsinys, to pati tema galima sakyti, bet jinai kitoj kokybei, kitokioj formai, kitokioj technikoj. Čia yra vizijos, yra išėjusi atskira knyga ir ta paroda jau yra gimusi anksčiau, jau prieš daugiau kaip 10 metų. Jinai apkeliavo jau pusę Europos, buvo ir Varšuvoje, ir Vokietijoje, ir Niujorke net buvo, ir Bostone buvo, ir į Alytų atkeliavo. Ir aš ką galiu pasakyti iš patirties, kur jinai buvo eksponuota, pas jūs gražiausiai eksponuota. Nes taip pirmą kartą savo darbus matau taip kaip mūšio lauke, stovi ir matai viską. Pasak parodos Alytuje iniciatorės galerininkės Loretos Mankevičienės, fotografijos klasiko Rimanto Dichavičiaus paroda puiki dovana alytiškiams miesto gimtadienio proga. Iš tikrųjų, šitie darbai dvelkia ir meniniu požiūriu, ir estetiniu požiūriu, ir matosi įvairios technologijos, kurios būtent tuose darbuose yra. Tai ir grafikos subtilybės, ir poligrafijos spaudos technika, ir grafika, ir tapyba, ir fotografija. Visuma yra šituose darbuose. Ši paroda yra vertinga meninė prasme, bet iš tikrųjų tai išliekamoji vertė yra. Taip, kad kas iš tikrųjų nori įsigyti arba patinka tokie menai, tai vertėtų į tai atkreipti dėmesį, nes tai gali likti kartų kartoms. Ir šios parodos dalelė šiuo metu yra, pavyzdžiui, Niujorke. Ir ten irgi yra didelis susidomėjimas. Parodoje Alytuje eksponuojama netoli 100 fotomenininko kūrinių. Čia tarsi mano gyvenimo sintezė. Pabrėšiu, kad aš esu dailininkas, tai jau priminsiu, čia yra fotografija, bet ir ne fotografija, čia yra fotopaveikslai, aš juos vadinu, fotopaveikslai, nes čia yra ir piešta, ir komponuota, ir montuota, ir spjaudyta, ir trinta, ir galvota, ir fantazuota. O šiaip tai čia be abejo, čia yra daugelio metų ir galvota, ir eskizuota, ir mąstyta, daryta, perdaryta. Kūryba yra tokia begalinis procesas. Rimanto Dichavičiaus darbuose susipynė grafikos, fotografijos, tapybos ir kitų technikų subtilybės. Pasak fotomenininko, visa intriga slypi ne tik kūniškame grožyje, bet ir rafinuotame formų pasaulyje, kuriame slepiasi moteris. Visi žiūri moteris, bet pažiūrėkit, kas šalia moters. Aš rodau iš principo begaliniai gražų formų pasaulį, tą pasaulį, kuris supa mus. Pažiūrėkit, čia ne viena forma nesikartoja, ne viena spalva nesikartoja, ne viena struktūra nesikartoja. Ir moteris nelabai kartojasi. Bet visas gražumas yra kame, ne tai, kad čia moteris, bet pažiūrėkit, yra intriga, kad kur jinai, kaip jinai įlydyta, kaip jinai pinta, koks pasaulis ją supa. O šitame yra gražumas. Dailininko fotografo Rimanto Dichavičiaus paroda Vizijos Alytaus kultūros ir komunikacijos centre veiks iki Liepos vidurio. Rūta Kašėtienė, Darius Minsevičius, Dzūkijos televizija.